Tame filme yra labai du geri mano draugai, kurie savo ruoštų yra labai geri žmonės. Pilvai trauk. Nu, pozityvūs seniai. Tikrai nesurastumėm Lietuvoje poros, kuri geriau suvaidintų patį save. Kodėl tu metei gert? Daug tokių įdomių egzistencinių pokalbių. Prideda prie vieno papo, tada glaudžia prie kito papo. Ten yra nerealus indas. Shut the fuck up! Labai gerai vaidino. Okay. Ką tu darai? Okay. Labai patiko būtent ta vieta, kai jisai sako, kiek ten jūsų Lietuvoje? 3 milijonai, ne? Lithuania population, what did you say? 3 million? Jūs nemokat, bum, no. All white men are afraid, you know, no boom, no friends, no driving, no holding hands. Nesitikėjau, kad filmas gali būti su personažais, kurių nereikėjo vaidinti. Man nėra stajako. Šiek tiek nustebino keiksmažodžiai. Durniau, aš tave myliu. Supratai? O dabar eik tu nahu. Netikėtas buvo tas paskutinis keiksmas, bet jis uždėjo labai gražų akcentą. Filosofija kažkokia. Kažkokie zoologijos sodai, pasaulio sutvėrimą kažkokį. Tai jeigu nuoširdžiai, tai yra iš tiesų viena gražiausių, tokių, galima pasakyti, net romantiškai draugiškiausių istorijų, kurias man teko matyti. Ir žinai ką? Ačiū. Siūlyčiau visiems pasižiūrėti tą filmą, jeigu tiesiog norit praleisti gerai laiką ir pamatyti daug gražių vaizdų ir už širdies griebiančią istoriją apie briedį. Va, galva su ragais. Nori? Užsidėsiu. Kadangi lietuviai ir Indijoje lietuviai, tai galima sakyti, kad kalėdos ir Indijoje kalėdos. Tai būdamas briedžiu niekad nepateksi ant žmonių žurnalo viršelio. Faktas. Man patiko šykančių vyrų filosofija. Bet ant tokių briedžių kaip tu ir laikosi visa mūsų sušikta Lietuva. Juokinga ir gera. Pats geriausias reikalas, nueikit į šitą filmą. Tu ten puikiai, panai, galėsit paaiškinti, ką vyrai galvoja. Afigenai. O. Geras filmas. Buvo žiauriai linksma. Eikit jūs. Laimingų kalėdų jums.